Gaminame maistą. Ketvirta pamoka. Готовим еду. Четвертый урок. Šiandien mes išmoksime šiuos žodžius. Сегодня мы выучим следующие слова. Įberti, посыпать, berti, сыпать, įpilti, налить, пильти, лить, посудити, посолить, судити, солить, išminkyti, замесить, минкити, месить, iškočioti, раскатать, kočioti, катать. Įberti, beria, įbėrė. Посыпать. Повелительное наклонение, liepiamoji nuosaka. Įberk, если на ты, įberkite, если на вы. Įberk žiupsnelį cinamono. Įberkite daugiau druskos. И вот как спрягается этот глагол в прошедшем времени. Я не спрягала в настоящем, потому что, мало вероятности, что вам форма настоящего времени пригодится. Поэтому aš įbėriau, tu įbėrei, jis ji įbėrė. Mes įbėrėme, jūs įbėrėte, jie jos įbėrė. Pavyzdžiai, примеры. Jūs įbėrėte į sriubą per daug pipirų. Jis į arbatą įbėrė per daug cukraus. Įpilti, pila, įpylė. Налить. Повелительное наклонение. Įpilk, įpilkite. Įpilk man sulčių. Į tešlą įpilkite kelis šaukštus aliejaus. Опять же, спряжение в прошедшем времени, настоящее время я пропустила. Aš įpyliau, tu įpylei, jis, ji įpylė. Mes įpylėme, jūs įpylėte, jie jos įpylė. Pavyzdžiai. Įpyliau tau dubenėlį sriubos. Ji įpylė į tešlą per daug pieno. Посудити, судо, посудė, посолить. Liepiamoji nuosaka, повелительное наклонение. Посудик, посудикite. Посудик ryžius. Patiekalą pasūdykite prieš patiekdami. Спрягаем в прошедшем времени. Aš pasūdžiau, tu pasūdei, jis, ji pasūdė. Mes pasūdėme, jūs pasūdėte, jie jos pasūdė. Ar jau pasūdei grikius? Taip, pasūdžiau. Išminkyti, minko, išminkė. Замесить. Повелительное наклонение. Išminkik, išminkykite. Išminkik tešlą duonai. Tešlą gerai išminkykite. Спрягаем в прошедшем времени. Aš išminkiau,
tu išminkei, jis, ji išminkė. Mes išminkėme, jūs išminkėte, jie, jos išminkė. Ar tu jau išminkei tešlą? Taip, jau išminkiau. Iškočioti, кочоя, iškočiojo. Раскатать тесто. Повелительное наклонение. Iškočiok, iškočiokite. Iškočiok tešlą. Tešlą sausainiams iškočiokite labai plonai. И спрягаем в прошедшем времени. Aš iškočiojau, tu iškočiojai, jis, ji iškočiojo. Mes iškočiojome, jūs iškočiojote, jie, jos iškočiojo. Mes iškočiojome tešlą pyragėliams. Jie dar neiškočiojo tešlos. Šiandien tiek. Iki. Kalbėkim lietuviškai.